Na, jeigu Kristina šį kartą nepakels, mes tiesiog papasakosim pasaką, o su Kristina... Ledai bus mūsų. Nu, ką padarysi jau. Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Matyt, ledus irgi. Jo, valgo irgi ledus Kristina. Kristina, rašai žodžius ir turbūt žinojai, kad 2:30 mes skambinėjom žmonėms su savo pasakom. Deja. Taigi, Vėdarai Regitra vienaragis, Kristinos tokie žodžiai, jau pasaka tokia. Gyveno Kuršėnuose Slavikas. Slavikas buvo mėgėjas papūsti. Žodžiu, dalyvaudavo visose burbuliatoriaus renginiuose Šiauliuose. Nežinai, kur pučia burbulus tuos. Taip, pučia burbulą. Bėda, kad Slavikas neturėjo jokio transporto ir labai nuvargdavo pėstute vaikščioti iš miesto į kaimą ir atgal. Na čia jau įdomiai skamba, ne? Ant mašinos pinigų neturėjo, tad nusipirko vienaragį. Vienaragis, sako, mū. Nujojo su juo į regitrą užregistruoti. Kanopas tokias ir įdomias. Dar turi. Na, jo ir klausė ten, kokiu kuru vienaragis eina, kiek ryja ir taip toliau ir taip toliau. Na, Slavikas sako, Vėdarais ryja apie 2 kilogramus ant 100. Sakyk kaip. Na, dabar Slavikas ramus, vienaragis registruotas ir nebrangiai kelionė atsieina. Nebepavargsta Slavikas ir toliau pučia. Burbulus tik dabar dar didesnius. Man atrodo, čia ne Slavikas, o Slovikas. Aš norėjau irgi Slovikas, bet galvoju, ai, tai būnė Slavikas. Iš Kuršėno. Matai, į eterį bulkutę galima sakyti, o jau Sloviko negalima. Įdomus to Egidijau. Kristina, labai gaila, kad nepakėlė mums ragelio, einam ragausim ledų. Niam.